Šiemet, švęsdami 25 metų sukaktį, kviečiame visus prisiminti mūsų istoriją, vertybės ir kelionę, kurios dėka tapome pripažinta ir patikima sunkvežimių ir priekabų priežiūros įmonė. Kiekviena sėkmės istorija turi pradžią. Mūsų prasidėjo 1999 metais. Nedidelėme pastate pramonės gatvėje Vaidotuose, siekiant patenkinti vienos logistikos įmonės sunkvežimių parko priežiūros poreikius. Valdydami tik 12 aptarnavimo vietų, pirmiausia siekėme teikti efektyves ir aukščiausios kokybės paslaugas. Per 10 metų mūsų verslo augimas tapo akivaizdus. Iš mažos komandos tapome stipriu padaliniu, galinčiu aptarnauti daugiau nei 830 transporto priemonių per mėnesį. 2012 buvo svarbus metai mūsų transformacijai, kai padvigubinome savo erdves ir galimybės, perkelė veiklą į naujas, modernės patalpas Metalo gatvėje Vilniuje. 2012 įvyko keli reikšmingi įvykiai, įskaitant papildomų paslaugų pristatymą, tokių kaip AdBlue stotis ir moderni automobilių plovykla. Mūsų pajėgumai išaugo iki 1500 transporto priemonių per mėnesį, o darbuotojų skaičius išaugo iki 91. Vėlesniais metais išplėtėme savo paslaugų spektrą, nuo tachografų tikrinimo iki kėbulų remonto. Tai nebuvo vien tik verslo plėtra. Mes nustatėme naujus rinkos standartus. 2016 pažymėjo didelius pokyčius mūsų įmonės struktūroje. Mūsų paslaugos tapo integruotos į logistikos įmonės transporto departamentą. 2022 buvo transformacijos metai. Mūsų komanda išaugo iki 216 darbuotojų, aptarnaujančių 3400 transporto priemonių kas mėnesį. Pristatėme naują EVS prekės ženklą su aiškia tapatybė, pozicionavimu ir ambicingais tikslais. Pradėjome teikti paslaugas išoriniams klientams, įrodydami savo lyderio poziciją rinkoje. Šie metai, 2024, iš tiesų yra ypatingi, nes švenčiame 4 amžiaus atsidavimo ir kompetencijos. Minėdami 25 metus nenutrūkstamo darbo, įsipareigojimo ir sėkmės, nepamirškime, nuo ko viskas prasidėjo. Mažos komandos su unikaliais tikslais. Šiandien galime įrodyti, kad viskas yra įmanoma, kai aistra susitinka su atkaklumu.